Na, būti piliečiu yra labai svarbu dėl labai paprastos priežasties. Mes patys galime būti atsakingi už savo pačių ateitį ir už savo aplinką ir laukti, kol kažkas už mus kažką padarys, nuspręs, na, ne taip turėtų būti turbūt. Tai tam, kad jeigu norim, kad visuomeninis gyvenimas, valdžios sprendimai taip toliau atitiktų mūsų poreikius, mūsų lūkesčius, tai mes taip pat turim aktyviai reikšti nuomonę, aktyviai dalyvauti, aktyviai savanoriauti ir parodyti, ar ne, kad ir piliečiai yra didžiulė jėga. Piliečiai plus didžiulė jėga yra ir dėl to, kad pasižiūrėkim, kas atsitinka krizių atveju. Būtent piliečių susitelkimas, jisai leidžia žymiai greičiau spręsti problemas. Valdžios institucijos, biurokratai, jie yra gerokai lėtesni, sistema, visas aparatas, jisai nesisuka taip greitai, tad kartais piliečių veiksmai, tie aktyvūs veiksmai, jie iš tikrųjų padeda susitvarkyti su didžiausiais pasaulio iššūkiais. Aš galvoju, kad ne kokiais, o paprasčiausiai privalo. Kaip ir kalbėjau savo pranešime, aš galvoju, kad kiekvienas jaunuolis turėtų tiesiog aktyviai ieškoti būdų, kurie padėtų tiesiog išlaisvinti jo paties saviraišką. Ir jeigu tie būdai bus nukreipti ne tik į kažkokį, meninį, scenos, kūrybinį momentą, bet ir pagalbą artimui, aš manau, kad tai sukurs labai didelę pridėtinę vertę, tame tarpe tiek bendruomeniai, tiek ir jam pačiam. Tai aš galvoju, kad ne kaip, o tiesiog must. Aš bent jau asmeniškai sakyčiau, kaip mano kolega Arnoldas mane papildys, tai pirmiausia, sakyčiau, patriotiškas žmogus, kuriam rūpi jo valstybė, kuris didžiuojasi savo tėvynę, kuris gali ir sugeba prisidėti bendram gėriui. Taip pat būtina, kad tas pilietis ir pilietiškas žmogus būtų pasirengęs bet kokiom situacijom. Ar tai būtų ekstremaliom, ar karo atveju, kai jis nepanikuotų, kai jis būtų pasirengęs, tai tuo jisai prisidėtų prie valstybės ir tą pilietiškumą savo galėtų pademonstruoti. Kai jis yra pasirengęs, pats pasirengęs, šeima pasirengusi, tai jis galės jau skirti laiką ir valstybės gynybai ar dar kažkam. Man asmeniškai suteikė nemažą būrį draugų. Man atrodo, kad būtent pilietiškumas man sudėliojo viską lentynas, kad aš sužinojau, ką aš noriu studijuoti, ką aš noriu dirbti ir iš esmės dabar tai, ką aš darau, tai viskas turbūt yra to dėka, būtent pajautimo, kad aš noriu, kad aš esu pilietiška ir kad aš noriu kurti vardan savo šalies.